Gerai, rubrika užkurkim keturatį naują su manim. Tai ko jums reiks? Atsisuk. Taip, įsikišti leiku. Kaip čia laikydavo. Na va, prisipylėm kuro. Taip, kas toliau? Užsisukam. Turim čia. Opa, atsisukam kuro kranelį, kada niekur nebėgtų, čia kažlangutės būtų pajungtas. Keliam patsosą į viršų. Gerai. Taip. Užsidėgymą įjungiam, pažiūrim, ką masė būtų įjungta, nes kitaip nesikurs. Nu ką, bandom kurti. Stabdį reikia paspausti. Nu čia aš spaudžiu rankinį, bet šiaip vat galima ir šitaip. Ir bandom. O, pagavo. Žiūrit, kaip šyla. Ir galit po biškutį leisti į apačią. Tai vat, kol naujas gali reikėti biškį apsukas pakelti, pareguliuoti, nes dabar tokios jau ant ribos, bet gal iššils bus gerai. Reikia padaryti lengvą ir test drive, kad pasižiūrėti, kad viskas gerai. O, raidelė įsimetė. Važiuoj. Pradžioj dar negalima daug gazuoti, reikia apšildyti, o po to jau galite važiuoti kaip priklauso, kai tepalą pasikeisit. Šiaip praktikoje tai reikia po pirmų, realiai mes rekomenduojam greit keisti, po poros 3 valandų važinėjimo pasikeisti gamyklinį tepalą ir užsipilti normalų tepalą, tai pas mus ir tepalo galite rasti. Tai vat, jeigu jums reiks keturačio, užeikit pas mus mankius.lt.